Elektros jungčių nauda yra milžiniška. Tai nauja era ir tai nauja era ne tik Lietuvai, bet ir visam regionui. Pirmiausia, tai mūsų 3 Baltijos šalių regionai. Bet ne tik. Elektra dabar galės tekėti per visą Europą, aplink visą Baltijos jūrą, kaip mes kartais sakom, nuo Lisabonos iki Helsinkio arba nuo Oslo iki Vilniaus. Tai ką reiškia šita elektra žmonėms? Žmonėms tai reiškia galimybę rinktis. Galimybę rinktis, su kuo prekiauti, su kuo vystyti verslą. Ir žmonėms, kurie daro verslą, tai naujos galimybės tiek uždirbti, tiek paaugti, tiek pakelti kompetenciją, išplaukti į platesnius vandenis. Na ir svarbiausia, kokią naudą šita jungtis davė tiems žmonėms, tai yra galimybę bendradarbiauti, tobulėti ir integruotis į Europą. Man labai dar svarbu paminėti, kas tas jungtis padarė, kas tas strategijas sukūrė, kas jas įgyvendino. Tai dėl tų žmonių vėlgi dirbo žmonės. Daugiausiai dirbo Kauno technologijos universiteto absolventų. Ir pasirinkę tą specialybę, žmonės turėjo galimybę dirbti įdomų darbą. Tai buvo tikrai labai įdomus darbas. Tai reikalavo labai daug žinių, labai daug supratimo, labai daug smalsumo ir visų pirma energijos. Kai rinkėsi specialybę, aš pats, kai buvau jaunas, rinkausi tą specialybę, kuri yra man pirmiausia įdomi. Ir energetika būtent tokia ir yra. Ir aš tikrai dabar galiu pasakyti, tai yra be galo įdomu. Ir nereikia bijoti pasirinkti universitete, nes universitetas tai yra pirmiausia žinios, bet kas dar labai svarbu, tai jis padeda žmonėms susivokti, nes visi žmonės yra skirtingi. Vienam patinka kurti strategijas, kitam patinka jas įgyvendinti. Ir universitetas yra būtent ta gyvenimo mokykla, kuri padeda susivokti, padeda kiekvienam žmogui atrasti save. Ir kai atrasi save, kai žinosi, kas tu esi, kas tau įdomu, tu galėsi geriausiai save pritaikyti. O kalbant apie energetiką, tai nėra tik tai vienas sausas techninis mokslas. Ten patikėkit manim, reikia išmanyti daug ir ekonomikos, ir finansų, ir svarbiausia turėti loginės išminties, nes tai yra inžinerinis mokslas. O inžinierių pagrindinis sėkmės faktorius yra logika, ir jeigu jie logiškai ir pragmatiškai mąsto ir numato kelis žingsnius į priekį, tai bus aukščiausios kvalifikacijos energetikai, esu tuo tikras. Aš teigiu, kad KTU absolventai turi visas galimybės tokiais tapti, nes, tiesa yra tokia, kad universitetas išmoko dirbti su informacija, duoda pagrindinės žinias, o informacijos kiekiai yra dideli ir jie kiekvieną dieną keičiasi. Ir neįmanoma visko išmokti, nes jeigu tu išmoksi, ryte atsikelsi, tu suprasi, kad tu nežinai ir to, nes per naktį daug kas įvyko. Saulė sukasi, tiksliau Žemė sukasi aplink Saulę 24 valandas. Tai kol tu miegi, kažkur yra diena, kažkas pasikeičia. Tai pirmiausia yra dirbti su informacija, atskirti informacijos esmę ir ją pritaikyti. Tai manau, to universiteto yra pagrindinė mokykla. Ir duoti tų žinių, tokių fundamentalių žinių, kurios nesikeičia. Energetikų tema tai Omo dėsnis. Nesikeičia, nepasikeis. Energijos tvermės dėsniai. Galėčiau vardinti ir vardinti. Tai tas fundamentalės, čia kaip suprasti šalį, suprasti valstybę, suprasti, kas jos laukia ateityje, reikia žinoti ir istoriją. Taip ir energetikams. Fundamentalės, taip, universitetas tą duoda. Bet gyvenime tobulėti, kilti ir vėliau mokyti kitus, reikia nuolat tobulėti, nuolat dirbti su informacija, nuolat analizuoti, nuolat nebijoti interpretuoti, nebijoti klausti, nebijoti reikšti savo mintis, nebijoti siūlyti. Turbūt pastebėjot, kad šiandien dienai būtų sunku surasti Lietuvoje, kas nesupranta energetikos, kas nėra vienokio ir kitokio lygio energetikos specialistas. Tai tas poreikis yra milžiniškas, nes diskusijos ir dėmesys yra milžiniškas. Ir taip yra ne tik Lietuvoje. Paimkime mūsų kaimininės šalis – Latvija, Estija, Lenkija, Švedija. Lygiai tos pačios temos.
ką daryti su energetika, vystyti atsinaujinančius, kiek juos vystyti, ką daryti su atominė elektrinė, kiek reikia kur kokių tinklų, kokių reikia išmaniųjų elektros tinklų ir daugiausiai klausimų apie ateitį. O kas bus ateityje, kas bus ateityje? Aišku, kad atsakyti, kas yra ateityje, kaip minėjau, reikia žinoti, kas buvo praeitį, bet poreikis yra milžiniškas ir jisai dar didės. Pasakykit man nors vieną išradimą, nors vieną inovaciją, kuri nenaudoja elektros. Ar žino tokia? Aš, sakykime, negaliu jos dabar įvardyti, gal kokia ir atraščiau informacijos lobynuose, bet visos jos, kompiuterinės technologijos, visas mūsų komfortas, visa pramonė, viskas ant elektros. Neseniai skaičiau tokį straipsnį, kur Vokietija, berods The Economist žurnale, kur Vokietija svarsto robotizacijos lygį gamyklose padidinti, jie skaičiuoja, kad tai galėtų net 30% pakelti efektyvumą. Kuo tie robotai maitinsis? Elektra. Iš kur jie jos gaus? Iš elektros sistemos. Kas tą elektros sistemą vysto, prižiūri? Energetika.